mes esam Dangaus uoga iš Kirnaičių Joniškio rajone. Pirmosius sausmedžius pasodinom 2019 rudenį. Jo, 19 metais. Taip. 2019 pasodinom nedaug, 720 krūmų, o 21 dar 400. Oficialiai esam trečioji karta ūkininkų. Ūkininkavo senelis, ūkininkauja tėtis, dabar ūkininkauju ir aš, ir dar brolis. Ieškojom kažką tai prie vietos tokia, gal braškės, gal šilaugės, gal dar ką nors. Bet ten kai kas brangiau, kai tų braškių augintojų sočiai čia aplinkui buvo, tai kažkaip tai tokia informacija susirinkau, kad yra tokie sausmedžiai, naujovė buvo. Aš netikėjau, kad, kai man sakė, kad vidurį vasaros tie augalai bus be lapų. Jie anksti pradeda vegetuoti, anksti lapus išleidžia ir anksti jos numet. Nes jisai, tas Kelmės šalis yra, Kamčiatkinis vadinasi sausmedis. Kamčiatka tai yra Sibirs. Tai keista buvo, kad Liepos mėnesį buvo palikę tik stagarai. Atrodo, kad čia kažkokia liga ir viskas nudžiuvo. Lapų nebelika. Pradėjom po nedaug, kaip sakant, pabandymui, nes vis tiek naujas dalykas, tai čia tokius pramoninė nebuvo. Ir kad galėtumėm viską pasidaryti, pasisodinam kažkiek, pasidarom iš karto laistymą, dengiam nuo paukščių. Turim paukščius, kurie vos pradėjusias melsvėti uogas, puola būriais. Pirmais metais tai čia mums juodavo viskas. Drėkinimo nuolatinio reikia, ypatingai anksti pavasarį. Atrodo, dar žemė išlapia, o mums jau trūksta drėgmės. Nes anksti pradeda vegetuoti ir šaknis yra paviršinės. Lygiai taip pat genėti, kai vos nutirpsta sniegas, žmonės džiaugiasi, oi nutirpo sniegas, mes jau kaip ir mums genėti reikia išsigenėti dėl to, kad anksti vegetuoti pradeda, paskui jau žiedeliai, paskui gaila draskyti krūmus. Nes uogai reikia erdvės, reikia saulės, kad prieitų prie jos, kad prapūstų vėjas, kad nebūtų per tankiai. O tai buvo dirbama žemė buvo gera, čia buvo daržai visą laiką, kaip sako, pasodybinė ta būdavo čia bulvės, burokai, morkai. Keitės gyvenimai, keičiasi ir augalai. Pernai turėjom apie 600 kilogramų uogų. Facebooko pagalba, kontaktų pagalba, žmonės susisiekia, tada skinam tam tikrą kiekį, išvežiojam, vietoj čia kartais atvažiuoja kažkas pasiimt, kai ką nuvežam, vyras dirba Šiauliuose, tai mes jam prikraunam mašiną, sureisuoja iki Šiaulių, tai taip va kažkaip ir sukamės. Esam dėję siuntą į Vilnių draugam. Autobusas 5 val. Rytą, 9 val. Vilniečiai turi uogų. Mus galima rasti Facebook'e susiradus Dangaus uogą. Turim tokį susitarimą su vienu vynininku. Bet jam reikia būtent Vaiteko. Taip mes jau su juo komunikuojam šiek tiek. Lygiai taip pat kooperuojame su dar vienu gretimam kaime esančiu šeimos verslu. Tai šiek tiek savo, bet jau trintų šaldytų uogų parduodam liofilizavimui. Neįsivaizdavom, koks tas kiekis yra. Atrodo, suvokiai ten teoriškai, kiek ten gali nuskinti nuo vieno krūmo uogų. Pirmais metais pradėjom skinti, žinau, buvo joninių savaitgalis, buvo laisvų dienų. Mes čia kaip šeimos ūkis, sesuo grįžo, brolis grįžo, mes čia visi prie vietos, teta į svečius atvažiavo. Oi, tai mes čia griebsim čia keturias eilės turim tų zoikos, kuri paprastai būna pirmesnė uoga. Oi, tai mes čia griebsim greit, nuskinsim, kiek čia tų uogų. Per pusdienį greitai susitvarkysim. Kai sėdom į pirmą vagą, tai iki 8:30 vakaro ir nejudam į priekį. Ir paskui 32 šilumos. O uogas kur padėti? Tada panika, sakau, aš padegsiu uogyną. Brolis sako, palauk, užarsim. Tai va, paskui palengva, tada jau ir šaldytuvų reikėjo, ir šaldiklis palengva atsirado, tai va, ir greito užšaldymo kamera.
su kuria galim užšaldyti didelį kiekį greičiau. Jo. Ir tai va, tai tokia buvo, ta pradžia tokia buvo, kur mes neauginę uogų, mes nežinom to kiekio ir tie pirmi metai buvo tokie, šiek tiek įdomus. Kaip ir prie kiekvieną, kaip sakant, prie kažko gaminat, auginat, ką reikia pridėti darbo, taip ir čia neišein be darbo, kaip sakant, turi rankoje ir žolę želį, kada nereikia, galėtų neželti. Mes patys kaip šeimos ūkis, mes kažkaip dar vertinam tą kooperaciją, nes mes visi kaip šeima, atrodo kartais labai su skirtingom nuomonėm, išsipykstam, bet sueinam į tą ūkį. Sesuo grįžta iš Panevėžio su šeima, teta atvažiuoja, brolis, visi sueinam ir atrodo ta tokia kooperacija gaunasi šeimininė. Ir nori, nenori kažkaip ir suveda tos uogos į vieną krūvą. Svarbiausia, jos skanios, labai skanios. Kaip čia sako, kad vitaminų bomba.